Skilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Maža tauta labai turi daug privilegijų, nori daugiau žinoti apie kitus. Didelė tauta nesidomi. Dabar tave ir Jurgį nutrinsiu. Nuo tos dienos mūsų su broliu tarpusaviniai kartu angliškai nekalbėjom. Palyginant su amerikoniukais, lietuviai 15-16 metų daugiau žino. Maždaug jau universiteto lygio, gali sakyti. Vaikai buvo įsitikinę, kad lietuviai prieš vikingus Ameriką atrado. Gimbutienis, kur tik galit, supraskit, jūs esat Lietuvos diplomatai. Jūs esat Lietuvos atstovai. Mes į Lietuvą taip žiūrėjom per tą permatomą stiklą. Gimbutienė man gyvenime labai svarbi buvo. Aš nežinau, jei jos nebūtų buvę, tai ir aš gal būčiau nuėjau sekretorė, kur nors būti. Bet ji tikrai sakė, kad aš jaučiu, kad aš tik teisi. O kad dabar tikrai pasiteisino genetiniais tais visais tyrimais. Tai sako, ant debesėlio ji tikrai gražiai džiaugiasi tuo, atrodo. Pirmąsyk tai aš buvau kokių 5-6 gal metų, mažiukiai, o gal dar jaunesnį, 4-3. Nes tada Bostone gyveno Gimbutaitė, visa šeima Gimbuto, mamytė buvo, močiutė, kur atsimenu atvažiavo į Baltimorę. Mes Baltimorė gyvenom ir mes tada ten važinėjom apžiūrėti ir Vašingtonų kažką, jau netoli tas Vašingtonų visas muziejai tai panašiai. Tų tai aš nelabai atsimenu, nei kur mes ėjom, nei ką, bet tik atsimenu, kad man labai didelį įspūdį padarė pirma Živilė, nes į mano metų buvo ir aš supratau, kad da yra ir kitų vaikų, kur lietuviškai visą laiką šneka ir su ja mes tuoj pat draugystė, kur paskui iki pat gyvenimo jos galo tęsėsi. Bet tada atsimenu, kad ir Gimbutienė, man tėtė, ar jie, aš kaip jau neatsimenu visko, bet kad archeologija. Ir aš tada įsidėmėjau, kad tie, kur tyria istoriją, kur iš tos istorijos kažką mokosi, priderina prie dabarties ir gali atspėti ateitį. Va, kaip aš įsivaizdavau, kad tas archeologijos mokslas toks, kur tęsis ir tau ta raida nuo praeities nueis dar ir į ateitį, jau tavęs nebus. Bet čia jau gal vėliau tą visą suvokiau, bet man tikrai labai įdomu buvo. Ir aš tada atsimenu, kad man turbūt ir buvo paskatas skaityti Tarasenką, kur mes iš Lietuvos tada knygas gaudavom. Tada su 4-5 susidomėjau Velykų sala Polinezute prie Čilės, paskui Egipto, aišku, irgi visas va tas toks pokrypis atsirandavo nuo to pirmo susitikimo, kai žinau, kad tokia sritis yra ir kad įdomu, gal kaip nors ten tada daugiau giliai. Tada negalvoji, nei ką tu studijuosi, bet į biblioteką eini, knygų ėmė ir va tos knygos tokius po ranka ir atsiranda. Ir iš Lietuvos, sakau, labai paveikė Tarasenką, kur mums su broliu skaitant jas pasirodė, kad Lietuvoje tiek tos archeologijos yra. Kokį ten lobiai po tais piliakalniais guli, gal ten kada kas pasiknisim. Paskui labai, kaip ten buvo kita viena, pelkių žiburėliai, irgi, kad tie mėlynos švieselės, kur kažkas pūna tose pelkėse. Tokį, kur Amerikoje tu tokių pasakėlių niekur neužtiksi. Ir mums labai atvėrė, ta Lietuva pasidarė tokia labai įdomi. O Živilė man pasakojo, kad jai panašiai irgi labai daug šnekėta buvo pasakota. Bostone, kai gyveno, ateidavo ten ir ten buvo daug tikrai labai aukštai, labai įsilavinusių kultūros žmonių ir jie ten būrėsi visi kartu. Ir Živilė sako, aš mažiukiai sėdžiu ir vis klausau tų pašnekesių. Tai va, irgi kalba atsiranda savotiškai ryškinama, kai mažas vaikas klauso labai daug vyresnių, kalbančių įvairiom temom.
Bet jau kad kur ta lietuvybė, tai jau aišku buvo visai, ta Bostono enciklopedija tada leidžia ir ten tikrai visom temom buvo kalbėta. Tai va, tai Živilė tą pasakojo. Tai man atrodo, kad namuose tikrai daug buvo kalbėta. Vėliau Živilė pasakojo, kad jai truputį mama jau kai nirtų į tuos didžiuosius mokslus, knygų rašymus, tai mažiau buvo, kai Kalifornijoje gyveno. Bet būtent Bostone labai didelę įtaką jai padarė. Tai aš maždaug galvodama, kaip mano gyvenime, mum irgi tėveliai visada turėjau tokių įsilavinusių žmonių, kur sėdė daug šneka, o mes su broliu kalbam ir klausom. Tai aš įsivaizduoju, kad šeimoje daug buvo šnekėta įvairiom temom. Živilė net minėjau, kad mama būtų ją į tą sritį siuntus ar draginus ar kaip, bet turbūt jai tik humanitarija. Literatūra tikrai Gimbutienė labai domėjosi, daug skaitė į biblioteką jos namuose, aš atsimenu daug knygų ir visa leidykla, viskas, kas buvo išleista išeivijoje, gali sakyti, pas ją ant lentynų buvo. Šalia, aišku, visos archeologijos. Tai kad ji nebuvo užsidarius vien tik toj savo mokslinėj srity. Tai va, o Kalifornija, kai nusikėlė, tai kiek Živilė irgi pasakojo ir aš su jam ten jau draugavau, tai ten buvo bendruomenė, kur irgi aktyviai dalyvavo. Ir jeigu atvažiuodavo kas būtent iš Lietuvos, tai labai mielai priimdavo, jau turbūt čia ir Lietuvos žmonės apie tai papasakoja. Man tai Gimbutienė buvo, kai aš baigiau savo bakalaurą ir tada galvojau, slavistiką nuėjau pabandyti, dėsčiau lietuvių kalbą tam Čikagos universitete ir galvojau, bet man ta kalboti yra man biškį nuobodi buvo, kad su žodynais reiks sėdėti ir nieko kito net. O tada aš žinojau jau, kad ji ten dėsto UCLA, Kalifornijos Los Andželes universitete. Ir kad jie dėsto archeologiją ir baltų mitologiją ir ką jie ten, žodžiu, bet tokių mano srities, gali sakyti, visos temos. Tai aš tada daviau prašymą į universitete, buvo palyginamos tautosakos ir mitologijos fakultetas ir mane priėmė ir aš tada jau labai laimingai išvažiavau. Bet išvažiuoju iš Čikagos, kur visa mano bendruomenė, draugai, tėvai, šeima ir važiuoju į Kaliforniją, kur ten nieko nepažįstu. Tai sakau, ir Gimbutienė tada mielai sako, tu tik atvažiuok, aš padėsiu tau ir universitete. Aš parašiau turbūt, ar tėvelis gal parašė laišką, kad pasiunčiu dukrą. Ir ji tikrai man labai universitete padėjo ir kokius kursus pasirinkti ir kaip labai paskatino jiems skandinavų sagą, Islandijos sagą studijavau. Tokius su Ulgrufinų buvo estas vienas irgi profesorius, tai Pufel. Tai pasi, kad būtinai palyginamosios ten irgi indoeuropiečių mitologiją irgi dėstė. Žodžiu, labai, man buvo kaip gera patarėja, gali sakyti. O asmeniškai tai irgi labai smagu buvo, nes tikrai tėveliai irgi atvažiavo mane lankyti, tai mes visi pas ją apsistumė. Pas ją labai toli, nes Topanga nuo universitetų. Tai man padėjo surasti pas tokią senutę, sakau, kaip geras angelas sargas, pas ką galėčiau pagyventi prie universitetų, kad man būtų lengviau važiuoti, ten tiesiog nueiti galėjau. Tai tada, sakau, tokia motiniškos angelo sargo dušelį man buvo. Ir kai atvažiuoju visai į svetį, ir tas Los Andželas, toks didelis lietuvių kolonija, kažin, kur ten mašinos reikia. Aš iš pradžių dar ir automobilių neturėjau. Tai taip, kad paskui jau įsigijau ir važinėdavau tada į Topangą, padėti jai tą knygą, kuri pirmą Nagadis Avaudijų aprašė. Ir ten reikėjo suvesti tą inventorių, surašyti indeksus, patikrinti visus nuotraukų, toks, nespėt mano jokių specialybė, bet visą tą tokį mechaninį darbą. Tai aš prie tos knygos prisidėjau ir man galėjau algą truputį mokėti. Paskui jau universitetas man davė stipendiją, tai galėjau tenai. Bet taip, kad iš pradžių tikrai buvo ir finansinė pagalba, ir tokia draugiška. Živilės tada nebuvo dar iš pradžių, paskui jie atsirado, tai mes dar vėl daugiau padraugavom. Bet tuomet, kai tik nuvažiuodavo, ji kažkur kitur tada buvo, ar studijavo, bijau pasakyti dabar, neatsimenu. Bet tai
Gimbutienė turėjo tokį šilumos aurą aplink ją. Nu, sakau, kas prie jos prieidavo ar klausimą ar ką, ji taip nuoširdžiai pradėdavo atsakinėti ir įtraukti į tą tokį dialogą, kad tu norėtum dar, tuoj pat iššaukdavo dar vieną klaustuką. Tu paklausai vieno, o jie atsakydama tau užmeta, kad tu galvotum ir dar kažką klaus. Čia labai gera pedagoginė tokia, nu, kaip sakant, pedagoginis būdas, kaip įtraukti jaunesnį žmogų, kur gali dar daugiau kažko pradėti galvoti. Tai va, aš tą pastebėjau, man taip darė ir kitiems studentam, kur mes ten buvom nedidelį grupį, vis tiek tų indoeuropiečių studentų buvo, kur kalbą studijavo, archeologų, antropologų, mitologijos, mano tautosakos mitologijos, kur norėjau daugiau. Tai va, toks ir studentų būrys, tai labai smagu buvo ir ta bendryje pasidarius pamokose. Aš, pavyzdžiui, tada indoeuropiečių, tai buvau jau Čikagos universitete pradėjus studijuoti ir tada man buvo įdomu, ką ten tėvelis mane užvedė ant palyginti Rėzos ir Stankevičiaus rinkinį dainų, atkreipiant dėmesį į mažybinius maloninius tuos daiktavaizdžius. Ir jie skiriasi. Visai netoli viens kito rinko, o vis dėlto skiriasi. Tai aš paskui tą studiją daviau ir Gimbutienei perskaityti, tai sakė, o čia labai gerai. Gaila, kad mes ne Lietuvoje. Gaila, kad ne, nes tada net ir žurnalai iš mūsų, kas spausdinta, nelabai pasiekdavo Lietuvą. Mes galėjom sekti Lietuvą. Va, kur sakau, labai įdomu išeivyje, mes taip kaip kokiems psichologai, kaip būna stebi, kaip vaikai žaidžia per veidrodinį. Tokį vaikai mato veidrodį, o psichologai mato per stiklą. Tai sakau, mes į Lietuvą va, taip žiūrėjom lyg per tą permatomą stiklą, o jau niekaip neėjo visko to matyti. Tai ir Gimbutienė, va, kadangi buvo keliavusi į Lietuvą, jau užmesgo šiek tiek ryšių, tai ji mane ir skatino, kad Norbertui Vėliui parašyčiau, kad susiparašyčiau ten. Žodžiu, ji man buvo tiltas, sujungiant mano susidomėjimus su Lietuvos tautosakymu. Ir pirmą kartą, kai važiavau 77 metais, tai ji man irgi sako, būtinai tautosakos institutą, eik susipažink su tais ir tais ir tais. Tėvelis, nu, jau žinau, Jonynas tada ten buvo vadovas, tai jis tą tėvelio bendrakursis buvo universitete kadais. Tai jam laiškas iš tėvelio turėjau, bet Gimbutienė buvo jau man irgi pasakė, su kuo susitikti. Tai labai daug patarimų davė, kad irgi atveš Norbertui Vėliui magnetofoną. Nes reikės Lietuvoje tiesiog didelis tampų, o jau mes Amerikoje turėjom Sony mažiukus. Tai sako, va, tokios dovanos Lietuvai labai reikalingos. Tai va, sakau, į tokių net patarimų buvo davus ir ką tada daryti. Bet taip, tai ji labai šiltai ir įdomiai paskaitas skaitydavo. Aš sakau, kai mes ten atsisėdė valandas, kiek ten valandas, jau ilgesni seminarai, tai buvo valandas su viršum, nei nepajusdavai, kad laikas prabėga. Tai labai, sakau, ryškiai, vaizdžiai, sudėjus visi palyginimai ir tokie paaiškinimai. Nu, sakau, tiesiog įsmigdavo, kad ten jokių egzaminų nebuvo, kiek aš atsimenu, rašym darbus. Jau tada, tai man apie tuos žirgus, kad Lietuvos laidojimą žirgais irgi baltų daugiau yra, toks tradicija kitur nelabai randasi, nors indoeuropiečiai tuos žirgus irgi labai jau ant jų yra per visą Europą perjauju. Bet va tokie buvo jos aiškinimai, kur man įstrigo tikrai mane paskatino rinkti savo sritį ir taip ir važiavau į tą Pensilvaniją, galvodama, kai Gimbutienė važiuoju dainų rinkti. Irgi toks susitapatinimas jau. Nu, archeologija tai man atpuolė, nes kai universitete iš pradžių rašiau, kad irgi archeologiją noriu Čikagos universitete studijuoti, bet tas buvo po antropologijos fakultetu. Visų didesnė tokia. Ir ten tada jau prasidėjo mano irgi pradėtis ir psichologija, ir palyginama religija, ir daug plačiau. Sakau, tada gal jau
ta archeologija, kad ir tą archeologiją suprast reikia tų platesnio akiračio. Be jos, kažin ar aš būčiau ir pasukus į tas sritis. Buvo Jonas Balys, kur Vašingtonė rinko tautosaką Lietuvoje, buvo instituto vadovas Kaune, paskui jau atrodo ir Vilnių pervežė. Ir jis Amerikoje leido labai daug knygų. Įsivežė pats daug patarlių, visokių legendų. Tai va, aš tas knygas irgi skaičiau, ten tokie ežerai, kur skraido ir kur nuskendę varpai ežeruos. Vis labai veikia vaikui. Ypatingai už tai sakau, labai svarbi pirmi keli metai iki moksleivinių amžiaus labai daug kas įsimena giliai. O paskui viskas gali būti paviršutiniška. Tai va, tai aš jau tiem buvau polinkiai turėjau. Bet tas sutikimas Gimbutienės, tą sakau, visai mažytė mergaitė buvau. Bet tėveliais aiškino viską, va, ir Tarasenką skaitom ir matėtė aiškina, kad va Gimbutienė kaip tik tokiais susėmimais ir jos darbas. O jei pagalvojo, kaip gerai. Tai jau čia kokiam pradžios mokykloje, Baltimorėje, kad aha, galima kažką iš tų savo norų suprast kažką, iš to galėsi gal duoną uždirbti. Negalvojau gal apie pinigus, bet kad gali dirbti toj srity. Tai tada aišku, kad mane visą laiką veikia, aš jos tuos, sakau, darbus, kad perskaičius, atsimenu dar Čikagos universitete lingvistinius tuos kursus, semiotikos, ten Sibijot, Vengras toks buvo, jam irgi rašiau apie medžius. Man atrodo, lietuvių medžių užvadinimai. Irgi, sakau, visą laiką tuos temos sukosi ir aš tikrai Gimbutienės esu, tada naudojau jos tą symbolism in art, Lithuanian symbolism in art, Lithuanian art, angliškai išleista knyga buvo, tai ten va kaip tai tos saulutės ir mėnuliai ir žalčiukai iš kryžių, tai tada suvedžiau jau ir su lingvistinė ta studija. Žodžiu, daug kas man rišosi visą laiką, kur galėjau, žinau, kad Gimbutienė beveik visada išnašuose, kur buvo reikėjo kažką paženklinti. Tai taip, kad jis žengė su manim, dar net nenuvažiavus į Kaliforniją, bet, sakau, įtakos ateina iš kelių pusių. Asmenybė, kuris sutinki jaunas ir įspūdį palieka, paskui dar paramsto visokie pasakojimai, namuos skaitymai. Ir toks, man pačiai, tai aš sakau, aš niekad nenorėjau būti, kad pinigą uždirbti. Mūsų šeimoje to nebuvo, man net neleido mamytė eiti išmokti mašinėlę rašyti, kad nesusigundyčiau būti sekretoriai vasaros metu, o važiuoti į stovyklas ir su vaikais visokius programas, ten dramus, būrelius ir ką daryti. Ir ten Gimbutienė mane paveikė. Aš vienais metais stovykloje ateitininkų nuvažiavau į Sąvartyną automobilių, visokių gelžgalių prisirinkau, atsimenu, šiukšlių dėžės dangtį ten radau dar kažkur, viską užkasu stovykloj ir vaikai turi atkast, tokių 10, 11, 12 metų. Ir berniukai čia būtinai, bent jau tuos įkapęs vyriškas. Ir tada jie randa ten ir jeigu nėra to galo jau smailų, tai jie nupaišo. Ir per 2 savaitės ar 3 savaitės stovyklos, nesimenu, paruošiam visą muziejų, viską išpaišom, ką rado, ko nėra, tai pridedam, skydas iš to šiukšlių dėžės tuoj pat pasidaro. Ir vaikai taip įsitikinę buvo, nes ten Dainavoj smiltynėj buvo, tai lengva užkast, lengva mokinau kaip ir atkast, kad ten pažinau, nupaišyti, kur kas guli, kaip guli. Tai vaikai buvo įsitikinę, kad lietuviai prieš vikingus Ameriką atrado ir Mičigano valstijoje ten įkapiai liko. Merginom irgi darėm, paskui su papuošalais, su visokiais. Bet va, kur sakau, aš Gimbutienę net savotiškai atsinešiau ir į tas stovyklų programas. Nes tikrai istorijos pažinim, gal bendrai iš Gimbutienės suvokiau, kiek ta praeitis veikia mus dar ir dabar, jeigu mes giliau pradedam galvoti, kodėl mes, kaip jis sakydavo, kodėl mes lietuviai, o ne kokį kitokį. Taip, va, kitokiais klausimais tau užduoda, pradedi galvoti. Ar tik dėl kalbos, ar dar gal ir kas kita tau prisideda. Ir ta kalba, kodėl ji tokia, o ne kitokia. Aš ir kalbininkė, man labai buvo įdomu, kodėl ta lietuvių tokia sudėtinga ta kalba.
Nu, čia irgi buvo diskusijų su ją. Tai va, Gimbutienė man gyvenime labai svarbi buvo. Aš nežinau, jei jos nebūtų buvę, tai ir aš gal būčiau nuėjus sekretorė, kur nors būti. Nes tikrai Amerikoje labai veikia tas, kad dabar Lietuva užplūdo, tas noras turėti prabangos, noras turėti ką reklaminis pasaulis. Ja tai tikrai neveikia ir vaikus neveikia, žinau. Tai va, tai sakau, buvo nedaug mūsų kartoj, kur pasirinko humanitarinius mokslus. Ir aš kaip tik Ževelys, kaip po jos mirties ryškino, kad tikrai literatūra labai mažai. Jau dabar tikrai kalbėjau, da visa ta karta tėvų po dipukiniai kalba namuos buvo lietuvių. Per slengsnį daug kas negalėjo angliškų žodžių maišyti. Bet kas atsitinka, tas vis tiek žodynas tave supa ir mokslai ir visur, o lietuvių kalboje, jeigu tu to žodynų tikrai nebandai tobulinti, neskaitai enciklopediją apie fiziką, kad mokėtum apie fiziką pakalbėti, ar chemiją, ar ką, o ta lietuvių enciklopedija tada ir buvo tų laikų Google lietuvių kalba. Pagalvokit, 50 metais pradeda leisti. Ir mes tada gimnazijoje būdami mokomės ar apie Mozartą, ar apie Van Gogą, ar apie ką mes visur galim įsitraukti. Ir būdavo, mano tėveliai ištraukdavo tą M raidę ar kokią Van Gogą. Ir tada skaitom, apie ką mes mokomės lietuviškai, vien dėl to, kad lietuviškas žodynas būtų, kiek sakant, praturtintas. Tai brolis dar mano buvo pradėjęs rašyti. Ir jam noveliukės neblogai sekėsi, bet amžinatilsį 55 iškeliavo. Tai taip, o po to da poeziją viens kits gali parašyti, nes daug žodžių nereikia. Bet jau rašyti novelę arba romaną mano kartoje nieks. Angliškai rašo Kanadoje, tai labai gerai, bet jau tada verčia į lietuvių kalbą. Nes lietuvių kalbą reikia labai daug naudoti, skaityti, kad jie būtų tokia gyva. Ir tada jau trečioji kartoje nesitikė, tiek pakalbės apie maistą, paprašys kugelio, cepelinų, kokie to maistas ilgiausiai įsilaiko, bet jau kultūrinė prasme. Ir tą reikia labai, dabar žmonės nepagalvoja, visi išvažiuoja kitur gyventi, vaikus augina ir mano, parvešiu į Lietuvą vasarą, tai viskas atsistatys, nebūtinai. Vaikas sups kiti vaikai, jau kita kalba, ar vokiečių, ar norvegų, ar kita, ir jiem ta kalba bus sodresnė, pilnesnė, daug daugiau galės įsireikšti. Ir Amerikoje taip atsitikdavo, kad apsiveda su lietuviais ir dar namie lietuviškai iki kokių 10-11 metų. O po to vaiką pradeda sukti jų bendramžiai, kur jau, kad ir lietuviukai gal, bet jau angliškai tarpusavy kalba. Ir tada tėvai net sako, aš noriu su savo paaugliu turėti ryšį, kad galėtumėm pakalbėti. Ir tada tėvai persimeta į anglų kalbą. Mums tėvelis mažiem, aš buvau kokių 7, brolis gal 6, o aš ar 8, 7, jau mes truputį anglų kalbos buvom išmokę ir pradėję truputį jau maišyti. Nu, tėveliai aiškiai sako, nieko nebus namie, tik lietuviškai per slengsnį peržengėt ir nei žodžio angliškai. Ir jokių mišrainių žodžių, nei pusę per pusę. Ir aiškina, kodėl. Užpaišo ant lentos žmogeliukus, tokius pagaliukais, rankutės, kojukiais, galvutėdį. Ir pirmoje eilėje anglų kalba, angliškai kalbantys, per visą tą lentą eina. Antroje eilėje tenai buvo italų, ispanų, man atrodo, pirmą, paskui italų, prancūzų, vokiečių. Žodžiu, pagal demografiją truputį mažėja tų žmogeliukų. Visai gale lentos 4 nupaišyti lietuviškai kalbantys. Tėdė sako, dabar nutrinsiu 2, kur angliškai kalba ir žiūrėkit, kiek daug dar lieka. Dabar nutrinsiu dar tuos 2 ispaniškai irgi visą beveik ten nesimato tiek žmonių. Vokiečių, prancūzų, italų, žodžiu, visi mažėja pagal demografiją, aš dabar neatsimenu tikrą eigą. Ir prieinam prie tų 4 lietuvių apačioj. Tėtukas paima tą trintuką, nutrina 2, sako, dabar tave ir Jurgį nutrinsiu. Ir mums, mažiem vaikam, tada taip aiškiai susipratom, kad dievulio, kiek daug tų kitų kalbų ir kiek jų daug kalbančių, o mūsų atrodo tik tėtė ir mama liks.
Ne, jau taip negali būti. Ir nuo tos dienos mūsų su broliu tarpusavyje kartu angliškai nekalbėjom, nebent jau anglų apsupty kokią. Bet pagalvojau, dabar globalizuotas pasaulis, bet mes apie tai net nepagalvojam. Kiek daug tų kitų kultūrų, kiek daug tų kitų kalbų, o kad ir daug nykstančių. O kaip jos išnyksta, nes jų bendrai mažai yra. Ir tada du nubrauk jau didelis praradimas. Tai sakau, mums mažiem Lietuva buvo pastatyta globalizuotam pasauliui ir mes supratom, kaip reikia mums elgtis, bent su kalba. Ir bet jie tikrai suprato kalbos vertę, jos visos 3 dukros puikiai kalba, amžinatilsį Živilė, mano amžiaus, iškeliavo pereitą rudenį. Tai irgi puikiai, tiek puikiai, kad ji net pasirinko labai retas humanitarinius mokslus, labai retas, kas pasirinkdavo Amerikoje. O Živilė pasirinko palyginamąją literatūrą. Ir rašė disertaciją palyginant, ir Teradauską įtraukė, ir kitus. Žodžiu, ji taip gerai kalbą mokėjo, kad galėjo ją net nagrinėti, analizuoti, kaip dabar visi sako, bet nagrinėti, grinai jau gerai supratus literatūrinę lietuvių kalbą. O tą tikrai jau mano kartoj labai mažai. Daug žmonių pasirinko griežtuosius mokslus, chemiją, biologiją, mediciną ar ką kitą, inžineriją vyrukai, pavyzdžiui, visi nuėjo. Taip, kad humanitariniai mokslai nepasiteisino tėvų kartai, išskyrus Gimbutienę ir kelios išimtys, kur labai ryškiai matosi, nes jų labai maža buvo. Ir tikrai Živilė, sekė ir tėvelis jos irgi labai buvo etnografas, geografas, gali sakyti, Lietuvoje keliavo po kaimus, fotografavo namus, ten neravo kokius architektūros. Ir ji labai paveikta abiejų tėvų, suprato, ir jai lietuvybė svarbi buvo. Ir Gimbutienė, aš sakyčiau, jai toks kertinis akmuo ant jos. Po jos visas studijos visų pasaulių, ką jis studijavo Lietuvoje, Vokietijoje, rašė disertaciją, vis tiek buvo noras suprasti Lietuvos pradžią, gali sakyti, kaip mes ten atsiradom, kas mes buvom. Ir ta kalba labai svarbi, labai pabrėždavo, kaip svarbus vietovardžiai, pavyzdžiui. Aš žinau, vienoj pamokoje, kur buvo baltų jo studija, ji tiek dėmesio kreipia į vietovardžius ir kiek jie yra paplitę į rytus nuo mūsų, pavyzdžiui, Gudijai. Ir jos buvo teorija, kad gudai tikriausiai yra, kai būna 2 kultūrų susitikimas, gerai viena gal kalba pradeda viršyti, bet po apačia dar lieka daug sluoksnių tos baltų kultūros. Ir už tai įrodo, kad ten tikrai baltai gal ir buvo pirmieji, nes vietovardžiai yra baltų kilmės. Bet jie tada irgi taip paaiškindavo, kaip kultūros kartais ir išnyksta dėl to. Atrodo, kad išnyksta, pasisavina ir religija, gali sakyti, ir kalba tų, kur stipresni už juos, bet vis tiek klodai lieka, kur jeigu pasiknisus ir žiūrėti į etnografiją, į pasakas. Ir pavyzdžiui, tikrai aiškiai, ir man atrodo, kiti lingvistai tą dabar jau daugiau ryškina, kad nuo slavų ir baltų gali daug atskirti, žiūrint į pasakas, legendas, bendrai patarlės. Pas mus Žaltys ir Gyvatė yra tam tikras kultas, o pas slavus visai to nėra. Ir už tai ta Eglė Žalčių karalienė pasaka pas juos nelabai prilipo. O ji man kaip tik ir skatino rašyti ir tirtą Eglę Žalčių karalienę būtent žiūrint į tą Gyvatės motyvą. Kiek jis skiriasi, kiek jis yra patarlėse, priežodžiuose ir panašiai. Tai jai kalba, kiekvienas žodis, ir ji man tokia aiškiai, Gyvatė ir gyvata, tik viena raidė skiriasi. Sako, kur yra esmė ir kodėl reikia kalbą pažinti, jeigu bandai kultūrą studijuoti. Ir mūsų kalba ir kultūra tikrai daug gelmių turi, kur dar toli gražu neištirta. Ir už tai skatinu, labai tikėjusi, kad gal iš jaunesnės kartos dar į tą sritį ateis, bet kai šaltinių, pavyzdžiui, Amerikoje mes neturim, o čia sovietmečiu, tai dar irgi netaip lengvai į tą Lietuvą važiuoti. Aš, pavyzdžiui, rašiau vieną straipsnį, paskui lituanus įspausinau, kaip tai buvo apie motyvai, kokį ta Eglė Žalčių karalienės yra panašių pasakų, bet ten vis jau pasikeičia.
Ten jeigu ta gyvatė, tai virsta velniu ir tada visai kita pasaka. Arba tokie motyvai, kur tikrai rinkausi kaip tik tą, Gimbutienės paskatinta, kad čia tokių studijų man tikrai labai daug reiktų. Dabartiniam emigrantam labai svarbu pagalvoti, kas darysis, kai vaikai paaugs. Tai kad ir grįžta į Lietuvą, dėl to man atrodo. Ir mokslas tikrai, kad laikytųsi. Gimbutienė Lietuvos mokslą labai vertindavo, sakydavo, kad kai ji čia jau važinėjo, tai sako, kad palyginant su amerikoniukais lietuviai 15-16 metų daugiau žino. Maždaug jau universiteto lygio, gali sakyti. Kitokia maža tauta labai turi daug privilegijų, nori daugiau žinoti apie kitus. Didelį tautą nesidomė. Ir Rusija nesidomėjo, ir amerikiečiai, gali sakyti. Atsimenu, Topangos, gal ir kiti lietuviai lankėsi, minėjo, kad kaip nuvažiuoti jos bute, tam namelį labai įspūdingas, ir erdvės daug, ir baseinas, ir kitas namukas, kur giminaičiai gyveno, man atrodo, arba kitiem svečiam duodavo. Bet pačiam name buvo tų lietuviškų dievukų, dievmečius. Nes ji pirmą kartą, kai važiavo iš Maskvos, rodosi, čia gavo kažkokį leidimą pasimaišyti dar sovietmečiu. Ir tada jis aiškino visiems, kaip griauna kryžius, kad daug kur žmonės bando išsaugoti. Ir kad iš tų išsaugotų, jie padovanojo, jie parvežė ir padarė, aš jau dar nebuvau Kalifornijoje, padarė tą muziejų visą parodą tenai. Ir jie tokiu būdu tą Lietuvos jau vardą universiteto visoje aplinkoje pradėjo ryškinti. Jie bendrai, tai pačios namuos, kai eidavai jau tie dievukai į tave spokso, tai jeigu ne lietuvis klausai, kas čia. Nors Meksikos ir tų ispanų, Puerto-Riko, Filipinų irgi, kadangi baroko metu ten ta krikščių statė bažnyčias ir viską, tie patys šventieji, Šventas Rokas, Šventas Jurgis, gal Jurgio ne tiek, Jurgis Lietuvoje daugiau. Bet tai tie dievukai, tai jie atsimenu irgi labai dažnai per paskaitą aiškino tų visų šventųjų pasirinkimas, kur jie rišasi su pagonių. Ten irgi dvaselėm ar kuo, arba papročiais, kad jo tas Jurgis pavasario šventės visus rišasi su gyvulininkystė ir išvarymą į tolimesnius tenai jau laukus. Žodžiu, daug ką tokio aiškindama, ji panaudodavo Lietuvą, net nekalbėdama būtinai apie Lietuvą, kokių temų. Bet universitete, kur jeigu ką, tai visada kokių siūlų išnerdavo ir tada paminėdavo. Taip kaip Vildžiūno tą gražią statulą pastatė universiteto ten kieme, kur irgi buvo proga tada ir Lietuvos minėti. Jai labai rūpėjo, kaip Lietuvoje vis tiek užgoštas mokslas, kad negali išvažiuoti visi, kad negali dailininkai važinėti. Jie tuo metu, kai Amerikoje gal ir vyko tas bendrauti su Lietuva ar ne, nes buvo ir argumentų ir vienoj pusėje, ir kitoj, kur paremti. Labai reikėjo su Lietuva ryšių, o iš kitos pusės daug kas bijojo, kad Amerika gali nusisukti nuo pripažinimo, kad Lietuva okupuota. Jeigu jau jūs visi prašotės leidimų iš Maskvos ir važinėjat pirmyn atgal, tai kuo jūs skiriatės nuo Italijos, kur visi su dokumentais, bet nes Maskvos dokumentai. Tai daug kam buvo tas toks klaustukas, ar mums daryti ar nedaryti, kiti labai aršiai pasisakė, kiti tik suprato, kad komplikuojasi ir gal tik tyliai ramiai, kiti taip lytas per langus metė, kai ten dainininkai pasirodė. Bet tas kultūrinis ryšys. Bendrai kultūra Amerikoje niekas per daug apie ją nekalba. Amerikos, kaip ir kalbėdamos apie orą, apie sportą ir apie kur ką nusipirkai. Tai čia pagrindinės temos, kur gali valandas su amerikiečiais kalbėti. Būtent sportas, dar jeigu ką. Amerikonų futbolas ir beisbolas ypatingai, nebūtinai pasauliniu mastu. Tai taip, kad kultūrinės temos vis dėlto emigrantų, mūsų pabėgėlių kartoj tikrai buvo labai ryškiai
visų suprasto savaime, suprantam, kad knygas reikia skaityti, kad jas kartu padiskutuojam, knygų būreliai tokie irgi būdavo sueina. Dabar tai aš nežinau, irgi iš Lietuvos, ar jie supranta, kad į tą lagaminą išvažiuodami turėtų ir tos kultūros, savokų, supratimų, kad galėtų tai pristatyti šeimai. Mums tai aišku ir sakau, Živilė irgi sakė, nes mums su tais vardais Živilė, pavyzdžiui, arba tie Algirdai, ar Algimantai, ar Vytautai kokie, bet tėvų karta tyčia tuos vardus beveik neleido keisti. Kiti gal kokią Birutę pakeitė į Betį, bet ne visi. Ir kodėl? Nes Gimbutienė sakė, kurgi galit, supraskit, jūs esat Lietuvos diplomatai, jūs esat Lietuvos atstovai. Angliškai puikiai kalbat, bet kokioj srity, kurti galit ištraukti. O jeigu vardas jau kitoks, tai savaime jūsų klaus, iš kur tas Vytautas, arba koks tai Algirdas. Tada aiškini. Ir tada tu tam amerikiečiui padovanoji daug platesnį supratimą pasaulio. Tai sakau, tie vardai mūsų kartoj labai buvo aiškiai renkami. Ir, pavyzdžiui, mano sesuo irgi Aista ir Dainius. Sakau, Leonytė, kaip tu su... Sako, ne, Aistė tai būtų bėda. Aistį išeitų šalta arbata. Tai jau čia reikia biskį pagalvoti. Bet Aista yra upelis po Užkabalių, Basanavičiaus tėviškė, kur tie upeliukų vardai labai geri merginom. Venta, Aista, kurie ne. Ula, jau dabar Ula tai atsiranda. Tai Gimbutienė sakė, vietovardžiai irgi gali būti geri vardai. Atsimenu, kai tuos vietovardžius mes linksniuodavom. Tai taip, kad tikrai, tą supratimą, kad išvažiuoji iš Lietuvos, turi kažkur toliau gyventi, bet tau tą lietuvėlį visą tavo dušelį, alsuoja Lietuvą, tai tu visur gali rasti būdą, kaip ją pristatyti. Ir čia man Gimbutienė irgi buvo labai geras pavyzdys. Tai ten kokia Europos archeologija, kur ten tu žalva, geležies amžius, bronzos amžius buvo jo specialiai. Ir jie tenai moka kažką. Žiūrėkit saulutės, o dabar žiūrėkit į lietuvišką kryžių, žiūrėkit panašu. Tokiu būdu jie visur galėjo kažkaip įpinti. Bet ne įžūliai ir ne tokie, kad aš čia iš provincijos kažką būtinai rodysiu. Ne? Visada su dideliu pasitikėjimu. Kur irgi gal lietuviam kartais truputį trūksta. Tokių, kad aš ant svietų dabar žinau, ką žinau ir galiu dalintis ir gal ir daugiau viskį žinau už kitus. Ne kas šovinistiškai, bet grinai, kad tu pasaulio žinyną praturtini. Tai tas toks Gimbutienė, sakyčiau, tokia motivacija, aš spėlioju, gal šito nepasakė, bet kad pas ją jautėsi. Kad ji dideliu pasitikėjimu savo kultūrą turi, savo pergyvenimais, kur irgi buvo visko gyvenime. Ir ji galėjo dalintis, ne kad pamokslaujant ar bandant ten kitą pakeisti, kitų nuomonę, bet grinai išsakant, ką aš žinau ir prašau, jeigu jūs nežinojot, pasidžiaugti. Ir viskas. Tai sakau, to nedaug akademikų tokie turi nuostatą. Kartais jau ten su kirvuku tau per galvą kiria. O pas ją ne. Pas ją buvo, aš įstatau, o jūs džiaukitės. Čia labai geras pavyzdys visiems akademikams. Kadangi buvau turbūt jau Vašingtone ir Indianos universitete, jau negyvenau Kalifornijoje, kai toj Amerikoje ir tas feminizmas pradeda burbuliuoti iš visų pusių ir ją labai dažnai tos feministinės jau, kaip pasakau, ir Hollywoodo žvaigždės ir kitos susižavėjo, nes ji tikrai parodė, kad gali būti ir moterų, matriarkai, matriarkalinės kultūros. Bet ji pati į tą pusę, ji sako, aš tikrai tuo nenoriu skaityti, kažkur kitur yra pasakius. Ir Živilė man tą pasakojo, kad mama savotiškai, bet kas gerai buvo, kad buvo tokių, kur suprato jos ir akademinę pusę, ne vien tik tai, kad tie simboliai ar kokie drabužiai gali būti įdomus pasireikšti, kur tikrai jai padėjo, kai jau jai sveikata pradėjo šlubuoti. Tai iš tų feministinių tokių merginų, panelių atsirado kelios, kurie asmeniškai daug padėjo, bet tai nebūtinai reiškia, kad ji jau, kaip sakant,
kaip nereikėjo, jie visada suprato, tai kaip sako, kai ką supranti giliau negu kokį kultai, tai tu į tuos kultus taip greit ir nešauki, jeigu mažai ką žinai, o ji tikrai daug giliau ir plačiau visą tą suprato. Tai taip, o kad archeologai ją kritikavo, tai teisybė, nes jiem atrodė, kad čia mito archeologija, kokia poetė archeologija, visaip jau pradėjo ten irgi padėti tokiais, nelabai maloniai žodžiais, bet jis sako, o man tai visai nesvarbu. Živilė man sakė, sako, jeigu ją poetę pavadinu, tai jis sako, va kaip gerai, dar turiu kitą medaliuką prisisegti. Arba kad mitologija ten labai jau ryškiai nagrinėta. Tai sako, archeologija negali be mitologijos atitolti. Tai ir kadangi į moteris, o kadangi vyrų panteonas visas, gali sakyti, profesūros visur vyrų, tai tada tas gal paryškėjo jos feministinės spalvos, nebūtinai, kad ji pati, bet kad ji tarp tų vyrų buvo ryški asmenybė, kuri turėjo savo nuomonę ir ji tikrai, ji to Kurganų labai anksti parašė. Boltską ji parašė Harvarde būdama. Taip ir Slavs paskui rašė, antrą, tai aš tas jos pirmas knygas ir skaičiau, dar su ja, Baltimorėje, net ar Čikagoje jau galbūt, bet tikrai ji per daug, man atrodo, aš nežinau kaip akademiškai, kiek ji ten turėjo asmeninių draugų, kur gal nusisuko ar pakritikavo ir tas turbūt aišku, kad galėjo žmogui tam tikrą žaizdą pakutę, paberdruskos ant jos, gali sakyti. Bet ji pati labai stipraus įsitikinimų. Visada buvo, ir net jį, kai sakydavo, aš statau čia hipotezės, bet man jos stipresnės negu hipotezės. Aš tiesiog jaučiu, beveik jaučiu. Akademijoje tas žodis nelabai praeina, tu apie jausmus pradėjai kalbėti. Techniškai, kokios sritinė, bet ji tikrai sakė, kad aš jaučiu, kad aš tik teisi, o kad dabar tikrai pasiteisino genetiniais tais visais tyrimais. Tai sako, ant debesėlio ji tikrai gražiai džiaugiasi tuo, atrodo.